Išgasnau. Labas rytas. Pradedam 4. kelionės dieną. Atsikėlėm, pažiūrim, koks vaizdas pro langą. Debesauta. Nelabai kas matas. Nu ką, nieko. Aš tada einu išsimaudyt ir važiuojam. Davai išsimaudau ant greičio. Nu ką, nusimaudžiau per 1 sekundę. Dabar mūsų pusryčių meniu 2 vafliai su šokoladu. Pavalgom ir pėdinam. Varom link Leukerbad miesto. Dabar esu kažkokiam kitam. Vsio, atėjo laikas atsisveikint su lova, su kambariu ir svarbiausia, su vaizdu. Žiauriai kietai čia. Labai patiko man čia miegot. Vakar naktį filmą pažiūrėjau, žiauriai smagiai. Truktuš vadžiu vėl iš pradžių. Einam vėl ant kelio, einam vėl liuksint. Susimatom ant kelio. Opa. Išėjau. Viskas. Pėdinam šitų kelių. Rodom liuksą ir žiūrim, kas bus. Oficialiai nebeturiu namų, kur miegot, nes buvo bent garantuota šiandien ir vakar, kad stogas virš galvos. Dabar dievaži, net nežinau, kur važiuosi šiandien. Visiškai be plano, pagal nuotaiką žiūrėsim. Da, rodom liuksus ir važiuojam. Kaip man linksma eiti tokiais keliais. Žiūrėkit, va, upelis. Va, kaip gražiai teka. Mašinų nėra. Kas autostopui blogai, bet nuotaikai visai gerai. Sak, labai linksma. Vaizdas. Vėl upelis. Žiauriai kietai. Tai debesis labai prideda tokio... Nežinau. Ką čia reiks daryti, kai mašina atvažiuos? Jeigu iš tos pusės atvažiuos, čia nėra man kur pasitraukti. Skardis neblogas. Mašinų po kol kas dar nei vieną nepravažiavo. Į mano pusę, į priešingą pusę pravažiavo kelias. Čia jau truputį vėsiau darosi. Biškį aukščiau palipau. Ten mano miestas, kuriam gyvenau šią naktį. Nu, paėmė mane žmogelis. Ferie. A? Tu biši ferie. Ferie. Dabar. Pažiūrėkit, kokie vaizdai. Kaip, nežinau, vėl noriu sakyti kaip iš pasakos, bet jau sakiau 100 kartų, tai pasakysiu. Čia kaip iš filmo atrodo. Čia tai miestas. Atvažiavom į miestą pavadinimu Leukerbad. Šitas miestas yra apsuptas kalnų iš visų pusių. Išskyrus iš tos. Tai ypatingai atrodo. Dabar mano tikslas yra atrasti Wi-Fi'us ir pasiskambinti mamytei ir Rugiliai ir draugam išsiųst visas nuotraukas. Tai einam ieškoti Wi-Fi'us ir tada gal paplanuosim dar, ką daryti toliau. Čia sėdėjau, užgaudžiau Wi-Fi'ų, pasiskambinau visiems, pabuvau valandikę. Dabar mes varom. Nežinau tiksliai, kur, man rodos, kažkur ten užsilipsim, pažiūrėsim vaizdą ir tada autostopinsim kažkur kitur. Dar gal miestą paskui apeisiu, nežinau, žiūrėsim. Reiks pasigūglinti, ar čia yra įdomių dalykų. Tai bandau lipt. Čia jau turėtų užtrukti 2 valandas užlipti viršų. Dabar yra 10:30, tai iki 1 valandas užlipt būtų visai gerai. Tai pradedam žygį. Esam kažkur žygio pradžioj. Čia kelia gondolos. Aš nežinau kur eit, galvoju čia gal eit. Pasižiūrėjau žemėlapį, nelabai čia pažymėti tą kelią normaliai. Bet nieko, eisiu pasiklos ten. Ir čia kokie gyvūnai būna kalnuose. Tikiuosi kažkas stikt, aš tikiuosi va šitas stikt. Man jie patinka. Iš tai irgi gražus. Čia visi jie gražus. Tai gerai, einam pasiklausti, kur eit ir varom ieškoti gyvūnų. Žiūrėkit, atradau žemėlapį. Mes esam čia, įlipsim pro raudoną, manau. Trasa atidaryta. Čia apie 1000 metrų į viršų užlipsim. Tai bus įdomu pažiūrėti ir ten bus didelis ežeras. Gal iššoksim pasimaudyti, jei nebus labai šalta. Geminvek. Mūsų kelionės pradžia. Atsisveikinam su žmonija. Tepu. Mirštu aš visiškai.
bėga prakaitas. Nebegaliu. Dar reikia. Pirmas žvilgsnis į vaizdą, kiek jau nuėjau. Pradėjau ten ant vidurio miesto. O dar toliau reikia į truputuką. Dar liko gera atkarpa. Aš čia einu ir pastebėjau, pareina grupelė žmonių. Jie visi su lasdom. Bandom, kiek laiko užtruks, kol jie mane pralenks, nes aš čia straglinu. Neblogas skardis. Na, tekite nuledėję. O, upelis leidžiasi iš šito milžiniško kalno. Aš čia tokiais eisiu dar takais. Geras. Prisėdimo zona. Ar nesėsiu? Dar eisim toliau. Pailsėsim viršui. Jau netoli. Tiek te trūksta. Dar 20 minučių ir būsim. Bet man jau amen yra. Žinokit, buvo taip karšta. O dabar taip šalta. Vėjas labai stiprus. Ir čia toks tarpeklis, tai labai stiprus vėjas. Ir tas vėjas labai šaltas. Tai aš visas šlapės. Ir tada tas šaltas vėjas deda tokį gūsį. Nesmagiai tikiuosi neperpus manęs čia. Dan Kmal, 1861 metras. Kryžus. Nedaug liko. Pats viršus yra 2000 metrų. Tai jau siekiam galą. Mūsų finišas. Va ten jau. Mašiaukas. Mūsų finišas ten. Tai atėjau čia biškį pailsėt, nes pakolkas tik vieną sustojimą turėjau, kai bananas valgiau, daugiau nieko. Tai dabar dar biškį pailsėsiu ir paskutinį šturmą dėsim. Tik dabar reikia atrasti užuoją, nes maudau gar visą šlapį ir žiauriai šaltas vėjas. Kai sakau, kad šalta, tai nemeluoju. Šiaip čia dar sniego yra. Ir čia dar sniego yra. O šiaip apačioj 30 laipsnių. Dar kuprinę ant pilvo sudėjau, kad neperpūstų man plaučių. Tai dabar biškį geriau. Dabar biškį šlapia, bet biškį sausėja. Normaliai. Čia jau prie pat galas. O ten. Kaip laukiu, nesulaukiu. Užknisa mane jau čia lipt. Kad ir koks gražus vaizdas. Bet pavargau. Ir šalta. Jo. Kas viršui bus šilta kažkodėl. Kažko pro. Assalamu alaikum pasaulį. Viskas, nebereikia lipti stačius kalnus. Ar galim pilnai pasimėgauti šaltu oru ir sniegu ir vėju. Aš dabar noriu kažkur užuoju ir užgaudyti ir ilgai pasėdėti. Atrodo, kad į leduką momentais pavirsiu nuo to vėjo. Jau, papa. Čia net pro sniegą dar reikia lipti. Su šortais pro sniegą. Kaip šalta! Jaučiuosi kaip per rudens vėją. Varžybose. Kas supras, tas supras. Kaip gražus vaizdas, kaip šalta. Negaliu. Žiūrėk, helikopteris. Mačiau, kad čia skraidė jisai prieš tai. Tai jeigu pamatysiu, kad eina kažkas iki helikopterio, aisim paprašyti, kad paimtų. Būtų juokingai, bet manau neįmanoma. Bet jei yra bent 1%, tai verta bandyti. Šiandien tikrai pasilepinsim, kai nusileisiu arba kai būsim kitą miestą.
Toks išbadėjęs. Turiu tik vaflių ir riešutų. Tai va, vaizdelis iš vidaus. Tai tos esu gondolų to vietai. Gražu. Restorane sėdi žmonės. Kaip aš jam pavydžiu, bet nes pasiruošęs už pietus €3 ištaškyt. Ir dabar kažkur prisėsiu užuovėjui ir sėdėsiu, kol išdžiūsiu ir pasimėgausiu gyvenimu. Pavalgysiu vaflius. Nu, čia kita pusė kalno. Tas čia nebus. Ten tas prūdas. Mes jį tikrai neįsim, tad čia per šalta yra. Negaliu aš taip. Apžvalgos bokštelis. Neblogai čia. Žiūrėkit, va, vaistai. Nufotkinkit kažkas. Čia restoranas, čia vis turtingi žmonės sėdi. Aš eisiu irgi pasėdėti. Bet tik kad savo maistą pavalgysiu, gal neišvarys nieks. Kaip čia gera, čia vėjas visiškai nepučia, dabar šilta. Taip tingi lipti į apačią, net neįsivaizduojat. Atėjau truputį akis paganyti restoraną. Kaip skaniai viską atrodo, negaliu. O aš to savo vaflius su šimtus turiu vėl valgyti. Kaip nelaukiu aš tų vaflių valgyti. Nors šiaip laukiu žiauriai, nes aš labai alkanas, bet kaip ten viskas skaniai atrodė. Bet ten tiesiog sriuba 13-15 eurų. Biškai nesąmonė. Nu ką, mano pietus. 3 vaflius. Nu turiu šiaip pilną kuprinę, bet aš bandysiu suvalgyti kiek galiu daugiau, bet nuo to cukraus aš perdozasiu. Tai nemanau, kad daugiau 3 suvalgysiu. Nu ir butelką vandens. Nu gerai, susišildžiau, pailsėjau. Pradėsim žygį namo. Ir žinojot, kad šitoj vietoj paukščiai skrenda lėčiau. Vien tam, kad galėtų pasigrožėti vaizdais. Neblogai, ką? Nu gal truput pamelavau, bet vis tiek. Bet vis tiek vaizdai geri. Tai einam iki kuprinės, pasiemam šmutkės ir judam. Šalta vėl, šalta. Gerai, viskas, bėgu nuo kalno, kad nesušalta ir nesusirgt. Bėgam. Iš tikro daug lengviau bėgti nuo kalno, nei tiesiog kaip nuo kalno. Tai kažkaip amortizatoriui geriau veikia tada. Tai va, tai taip ir varau aš nuo to kalno. Dedu. Čia pasibaigė Katino dienas. Plyšo kuprinė. Jo. Dabar taip išpalaikysiu kuprinę, kol užeisiu Taip paeisiu biškį su kuprinę, kol užeisiu už užuovėjas. Tada pabandysim susitvarkyti. Bet čia man ros jau ameno. Neturiu nei izolkės, nei zateškių, nieko. Man čia va, tas plastikas išlūžo. Dabar susirišau tiesiog. Tai nebeis reguliuotis, bet bent veikia. Tai pimpėlinam toliau. Hard. Gandolas kelias. Koja nenori leistis. Kaip paprasti žmonės. Belipant pagalvojau, kad čia galim garsus padaryti. Pažiūrim. What? Nepatikėsit, hebra. Boom! Jau šalia miesto. Finišo tiesioji. Ačiū Dievui. Einu atgal į savo vietą Wi-Fi pagaudyti. Ir tada lėksim link kito miesto, dar nežinau kaip kokio. Ir tada ten jau paslepinsim ir nusipirksim valgyti normaliai kokie babosą. Pamiršau paminėti, kad čia plius minus susivaikščiojo apie 10 km ir apie kilometrą į viršų pakilom. Tu visai neblogą tokia rytinė mankštelė. Upsio, atėjau miesto užkulisius. Ten nusukimas, kur man reikia važiuoti. Pasakom, ate kalnams. Jie buvo labai draugiški. Biškai užsikinisau, eidavo ir žiauriai pavargęs, bet vaizdai buvo nerealūs. Tai jo, rodom liuksą ir varom
iki kokio didesnio miesto Šveicarijoje ir bandysiu per Couchsurfers programą atrasti, kas priimtų mane šiąnakt. Gal pasiseks, tikiuosi, nes jei ne, tada kokį vėl traukinių stotį ieškosim. Nežinau, neįsivaizduoju. Bet labai laukiu kebabosą susileisti. Gavau mašiniuką. Dabar bištis stojam, ten turi dėl darbo kažką parašyti žinutę. Tai va, toks soliukas, tokia vieta. Išvažiavam iš to miesto, mane čia kažkur apačioj paleis ir važiuosim link ten. Pamiršau miesto pavadinimą. Mes važiuosim iki Lausanne miesto. Tai jis ten kažkur toli, netoli Genevos, Dženyvos, nežinau kaip pavadins, taip nepagadins. Tai jo. O šitie va, čia Elono Musko ir NASO's yra satelitai, jie čia kažkokį projektą daro. Elonas Muskas čia nori dar jų daug daugiau pristatyti. Sakė man čia vietiniai, tai įdomiai, labai didelį jie. Oba, paleistas degaliniai, vietikė labai puikiai tranzavimui. Tai kad saulė kepina, aš jau visas, kokios raudonos rankos, nežinau, kad man skauda jau viską. Nu nieko, toliau tranzuojam ir žiūrim, kaip seksis. Atvarėm į Pardę su šitais žmonėm, tais pačiais, labai kieti žmonės, sakė, jaunuoliai, jokingi, tai jo, viskas liuks. Esam tokioj vietoj. Žiauriai šustrai. Spaudžiu like. Nu viso, paleido mane Hebra. Jokinga Hebra, ten ir visi trys aliukus atsidarėm ir vairuotojas, passengerį. Tai pagėrėm aliukų, pavažiavom, atvežė mane į miestą, kur man reikia Lasern vadinas. Ir dabar, sakė, šitam name gyvena keliauninkai. Nu ne keliauninkai, tiesiog skvoteriai, nežinau kaip lietuviškai. Tai tipo žmonės, kurie neturi savo namų, čia gyvena. Ir sakė, čia labai daug žmonių būna. Ir sakė, čia tikrai galėčiau pasilikti nakvot. Tai einu pabarškinti duris ir paklausti, ar priimti mane. Bet aš biškį abejoju, kad aš čia pasiliksiu, nes čia tiesiog apleistas pastatas. Bandom. Gerai pasibarškinau duris iš to įdomaus namo. Čia tuk, ten dar skambutį pabaladojau, tai nieks nepakėlė, gal nieko nėra namie, bet man sakė, kad čia virš 20 žmonių gyvena šitam. Bet gal ir gerai, kad nepakėlė, nes aš nežinau, aš bijau čia miegot, čia neaišku. Aš pradžioje įeičiau apsiuostyt, pasimčiau kaurinę ir tą sakyčiau, einu aš į miestą ir sugrįšiu vakarą, nesugrįšiu, jeigu ten labai jau blogai. O jeigu normaliai, tada gal ir pasiliksit. Bet dabar nėra žmonių, tai aš dabar čia biškį pasėdėsiu, paplanuosiu, ką čia veiks šitą miestą ir gal per ateinančias 15 minučių kažkas pareis namo. Kažkoks juodukas čia praėjo, ką tik, paklausiu jo, kaip čia dėla, nusiėjo ten į tos namus. Sakė, nežino, sako, pasiklaus kažko kito, kai ateis. Nežinau, kiek aš čia dar sėdėsiu ir kai čia tamsu bus, aš čia nelabai jau noriu eiti. Tai jis nėra bosas ir sakė, nežino. Tai reikia palaukti arba kito žmogaus, arba varyti ieškoti couchsurfingo. Couchsurfingas geriau atrodo. Man dar tas žmogus, kuris mane paėmė, sakė, iki 10 valandos vakaro nerasiu, kur miegot, sako, galiu pas jį ant sofos miegot. Tai jei ką, turim variantų, tai nereiks stoti miegot. Būtų visai jokinga čia, nes toks experiences. Bet jei nepriims, tai nepriims. Gerai, pabuvau čia 10 minučių, nieks daugiau netėjo. Tai varau iki ežero, išsimaudysim ir gal kažkur Wi-Fi pakeliu išrasim, išsiuntinėsim biškį žinučių couchsurfingui. Ėjau pro šalį ir pamačiau, kad Dominos turi nuolaidą. Bum, už 8 euriukus. Kimbam į darbus. Pavalgiau savo 8 frankų pizzą. Einu vėl į kitos apleisto pastato. Pasiklausti, gal priims. Na, jeigu bus naujų žmonių grįžę. Tada varysim miestą, žiauriai sėsiu noriu, belekai to išsproks ir vandens nebeturiu. Ir sėsiu noriu, viskas blogai. Ir nukepęs esu žiauriai, skauda kaklą. Tai nuvarau, pažiūrim, ar priims ar ne. Ir tada lėksim miestą. Pašnekėjau biškį su bosais, tai jis sakė, kad neturi vietos, bet sakė, tai čia jų kaimynai, sakė, čia jie turi tikrai guest house, tai kad čia neina niekam prisibarškinti ir nieko padaryti. Aš palaukčiau, bet aš apsisisiausiu, aš bijau, o paskui vėlai pareiti irgi nesinori. Dabar, pabūsiu 10 minučių ir tada žiūrėsim pagal situaciją, nes tą couchsurfing jau biškį vėlokai pradėti. Nepavyko įsibrauti į apleistą pastatą pas Hebrą, tai varau iki ežero išsimaudyti. Atėjau kaip rūda ir dabar pasisiojau. Pagaliau galiu švariai mąstyti ir supratau, kad man yra chana, nes aš neturiu kur miegot, nerandu niekur Wi-Fi'aus nemokamai ir aš atėjau prie ežero išsimaudyti, bet supratau, kad visiškai nenoriu maudytis ir jau per vėlu, jau 7, tai aš nespėsiu neišdžiūt. Paskui galėčiau tą šlapis trusikus nešiotis, bet jau nei karštą, nei ką, tai nelabai noriu maudytis, bet užtat pažiūrėkit, koks vaizdas gražus. O, atėjau truputį geresnę vietą parodyti, kaip čia atrodo tas visas ežeras. Nu, žiūrėkit.
Nu, įspūdingai visai. Atėjau čia ant molo truputį. Nufotkinkit. Prie Genevos ežero. Jis kažkaip kitaip vadinas, bet nežinau. Dabar toks pasivetęs, neįsivaizduoju, ką daryti. Tai jo, tokia dėla. Liuks. Pasisiaujus, aiškiau biškai mąstęs ir primačiau, kad man nėra visiškai pasirinkimo, kaip varyti prie tų skvoterių namų. Tai varau aš ten, lauksiu, kol kažkas išeis. Net nežinau, ar atrasiu vėl, nes aš čia biškai kringeliais atėjau iki čia. Nu, jei atrasiu, tada ten lauksiu. Ir jeigu jau pradės temti ir nieks nepriims, arba iškart pasakys, kad nepriima, tai tada aš varysiu, čia grįšiu ir kažkur čia ant paplūdimio dėsim parpimą. Ačiū Dievui, kad aš į smegenis susiinstaliavau GPS-ą. Pusvalandžio žygį pro kairę, pro dešinę. Atradau savo vietą. Tai nusėst ir laukt. Nu ką, nieks neįeina, nieks neišeina iš šitą pastatą. Barškinų nieks netidaro. Na, barškinų netidaro, vadinasi, nenori tikriausiai manęs. Arba nieko nėra viduj, bet aš čia, užsiknisau žiauriai laukti. Aš neturiu Wi-Fi'us, man Maps'ų neužkrovė šito miesto normaliai, tai aš nežinau, kur tiksliai eit, bet manau bandysiu nueiti kažkur, kad autostopint link Belgijos labiau. Gal netyčiai, kad Prancūzija išlys. Tai galvoju, gal dabar bandysiu, nors jau yra 8 valandas, gal netyčiai kokią Prancūziją patekčiau, galėčiau hostelį pasiimti. Nu, manau, bandysiu eiti iki greitkelio, gal atrasiu šiaip ne taip. Neblogas vaizdelis. Nepatiko man šitas miestas iš pradžių, bet dabar jau truputį geriau. Esu dabar prie įėjimo į hotelį. Yra Wi-Fi'us, tai rašinėjau visiems žmonėms per couchsurfingą. Gal netyčia vienas koks pasiseks. Aš dabar Ibis hotelį esu. Receptionė nieko nėra. Aš čia esu jau valandą gal. Nes laukia šalta. Čia internetas geriau traukia. Tikiuosi pavyks čia išbūt kiek galiu ilgiau pusę, kol išvarys. Palieku savo Ibis hotelį. Dabar jau yra po 11 gerokai. 11:20. Tai aš ten prabuvau vos ne 3 valandas ar kažkas tokio. Supratau, kad potencialo miegų ten nėra, nes vos pradėsiu tikriausiai miegot. Gal ne iškart, bet vis tiek išvarys anksčiau ir vėliau. Tai varau į gerąją patikimą traukinių stotį. Tai keliaujam ten. Mačiau, kad traukiniai važiuoja per naktį, tai turėtų pavykti pamiegoti. Tai varom į žiūrėsim, ką turėsim. Žiūriu naktinį Lausame, ar kaip vadinasi, miestą. Nepasakyčiau, kad jaukus iš tikrųjų tiek daug girtų žmonių šūkaujančių ir šiaip tokių nefainų žmonių. O tai čia šone irgi. Nu, bet gal traukinių staty normalus tikrai. Visą laiką traukinių staty normaliausi žmonės. Jei neklysiu, tos pastatas man traukinių stotis. Man rodos, čia reikia porą apačią lipti. O gal ir nereikia. Aš nelipsiu. Eisiu aplinkui, pažiūrėsim, ar atrasim kažką. Čia tas pats tiltas tik iš apačios, kam įdomu buvo. Opa, ten tolumoje jau švyti mūsų hotelis šiandienos. Liuks. Toks šokis prieš miegant traukinių stoty. Žiūrėkit, olimpinė stotis. Gal ir aš būsiu olimpietis, jeigu čia miegosiu. Šiandien mano lova maždaug taip atrodo. Visi paklota. Tai ką, šitą vlogą baigiu čia. Susimatysim kitą dieną. Ir jo, kita dalis bus paskutinė tikriausiai. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū visiems žmonėms šiandien vėl. Ačiū kalnui, kad leido įlipti. Ir jo, tai va, liuks diena. Nepasisekė su miegu, bet pasitaiko. Davai, iki susimatymų.